Išsamus aprašymas šiandien skamba beveik neabejotinai. Dangus pranyksta akimirksniu, ugnies ir dūmų sūkuriai sugrįžta į tuštumą, virsdami stulpais besiskleidžiančiais per stratosferą ir temdančiais saulę, mėnulį bei žvaigždes. Branduolinis karas prasideda, kai nuo rytinio 6-ame apreiškimo skyriuje nuplėšiamas 6-asis antspaudas. Jei šią interpretaciją nuvesime iki jos logiškos pabaigos, tuomet matysime, kad pirmųjų 6 trimitų skambesys aprašo termobranduolinio karo siaubą ir jo padarinius. Kaip mitinis Feniksas šioje keistai suderintoje Jungtinių tautų saugumo tarybos salėje iš pelenų pakyla mirtinai ydinga naujoji pasaulio tvarka. Ankstesnėse kartose išradingus aiškinimus pateikdavo tie, kurie niekada negyveno jų išsipildymo laikais, o pasenę lūkesčiai buvo perduodami palikuonėms. 21 amžiaus karo mašinos, vaizduojamos 5-ame ir 6-ame trimituose, buvo laikomos specialiai sukurtomis pabaisomis, skirtomis išlieti Dievo rūstybę žemės gyventojams. Tačiau Dievo rūstybė išliejama tik po 7-ojo, paskutinio trimito, kai ištikimieji surenkami ant ugnies ir stiklo jūros. Iš tiesų, pati žmonija sukūrė šarvuotus skraidančius kėrius, geležinius žirgus, spjaudančius ugnimi, dūmais ir siera, bei kitas moderniojo karo mechaninės pabaisas. Žmonija tai padarė beatodairiškai siekdama pasaulinio viešpatavimo arba teisėtų pasipriešinimų prieš maniakiškus tironus, mėginančius įtvirtinti savąją utopijos viziją. Aiškinimo, kurį jums pateikiu, aš nei paveldėjau, nei pats pasirinkau. Veikiau buvau išrinktas šiam aiškinimui. Artėjantis karas, kuriam pasaulis šiandien intensyviai ruošiasi, buvo apreikštas beveik prieš 2500 metų pranašui Zacharijui ir beveik prieš 2000 metų Jonui Patmos saloje. Abu vyrai buvo perkelti į ateitį, į viešpaties dieną. Iki visai nesenai buvo neįmanoma suprasti mįslingo Zacharijo pranašystės, nes praėjus beveik 1000 metų po to, kai ji buvo užrašyta šventyklos raštininku, į Zacharijo rytinį buvo įterptas klaidingas balsinis ženklas. Tas vienas paprastas balsinis ženklas net pažįstamai iškraipė tekstą ir pagilino problemą, nes teisingas apreiškimo knygos aiškinimas priklauso nuo tikslaus Zacharijo pranašystės supratimo. Yra pranašysčių, kurios buvo užantspauduotos iki paskutiniųjų laikų. Tai viena iš jų. Atvykau į Islandiją su gumulu gerklėje. Prieš 36 valandas buvau Kostarikoje, vakarieniavau su draugais, kai prisipažinau, jog savo dvasioje pajutau, kad privalau kažką nedelsint padaryti, bet visai nežinojau, ką būtent. Mano draugas pažvelgė man į akis ir pasakė, tu turi vykti į Islandiją. Viskas, aš turiu vykti į Islandiją. Kol tie žodžiai neišsprūdo iš mano lūpų, aš niekada net nebuvau pagalvojęs apie kelionę į Islandiją, niekada. Sėdėjau tropinėme rojuje su basutėmis. Jis pasakė, aš pasirūpinsiu tavo skrydžių ir nakvynę, tu susiruošk bagažą. Anksto 2001 metų rugsėjo 11 dienos rytą 2 nepažįstami žmonės mane pasiėmė oro uoste su įsakymu nugabenti mane į Inkį nakvynę ir pusryčiai Reikjaviko pakraštyje. Baigiant išsikrauti lagaminus, sustojau ryto tamsoje ir paklausiau 2 vyrų, ar jie pasimelstų su manimi. Prisipažinau, kad nesuprantu, kodėl čia esu, bet aš žinau, kad Islandija yra tai, kur ir turiu būti. Kai meldėmės, išgirdau aišku tylų balsą sakantį, eik miegoti, pabudęs sužinosi, kodėl čia esi. Smuklininkas palydėjo mane į kambarį. Po 36 bemiegių valandų kelionės aš iš karto atsijungiau. Kitas dalykas, kurį išgirdau, buvo kumščio smūgis į duris. Jis atplėšė duris ir sušuko, Amerikoje ką tik įvyko kažkas siaubingo. Atsisėdau atsidusdamas su palengvėjimu, štai ko aš laukiau. Netaręs nė žodžio, jis nuvedė mane į televizoriaus kambarį. Kaip tik tuo metu pamačiau, kaip antrasis lėktuvas rėžėsi į pasaulio prekybos centrus. Pastatams liepsnojant, dūmai užpildė Niujorko dangų. Įsivaizdavau, kad ši scena vyksta kiekviename Amerikos mieste. Po valandos aš jau buvau Reikjaviko krikščioniškos radijo stoties transliacijoje, o po 2 valandų buvau nacionalinėje televizijoje. Ta dieną kelias valandas ir visą savaitę aš siunčiau savo nerepetuotą žinią Islandijos tautai.
Artėjantis karas prieš Izraelį pažymės viešpaties dienos pradžią ir pradės tarpinį rudens viešpaties švenčių išsipildymą. Jo metu bus apreikšta sandoros skrynia. Ir tuo metu Mesijas patvirtins sandorą, kuria prasidės paskutinieji 7 šio amžiaus metai. Atėjo metas ruoštis. Siera tuoj sprogs su trenksmu. Savaitės pabaigoje Nacionalinis jūrų muziejus buvo sausakimšas, tik stovimos vietos. Išsamiai papasakojau Izraelio valstybės vyriausiojo rabino Shlomo Goreno prisipažinimą. Sandoros skrynia niekada nebuvo prarasta. Ji buvo sąmoningai paslėpta šventyklos kalne, Morija kalne. Rabinas Gorenas kalbėjo ne remdamasis žydų tradicija. Jis pabrėžė, matė skrynią savo akimis. Ta dieną aš paneigiau išgalvotą sampratą, kad sandoros patvirtinimas, apie kurį angelas kalbėjo Danieliui, kaip nors susijęs su Antikristo žemės sandoriu su Izraeliu. Aš paaiškinau, kad tai Mesijas patvirtins sandorą, kuri įsigaliojo, kai jo kraujas patepė švenčiausiąją sandoros skrynią. Aš praleidau valandas išsamiai pasakodamas apie sandoros skrynios paslėpimą Jeremijo laikais per Nebukadnecaro apgultį, kas nutiko sandoros skryniai Ješuo nukryžiavimo dieną, bei Jeremijo bei Jono pranašystės apie skrynios apreiškimą paskutinėmis dienomis. Mano paskaitos pabaigoje viena moteris iš minios atsistojo ir pasakė žodžius, kurie tarsi žaibo blyksnis perbėgo per visą mano kūną. Aš maniau, kad jūs papasakosite apie ryšį tarp žalvarinių stulpų Saliamono šventykloje ir pasaulio prekybos centro pastatų. Aš įsikibau į tribūną, kad nusiraminti. Nežinojau, jog ketinu jums apie tai, ką nors pasakyti, tačiau kažkas ten yra. Tik dar nežinau, kas būtent. Į Izraelį atvykau likus 2 dienom iki palapinių šventės, praėjus vos 2 savaitėms po pasaulio prekybos centrų griūties. Jeruzalėje šurmuliavo žmonės, atvykę iš viso pasaulio prisijungti prie iškilmių. Chaimas, mano prodiuseris, atvyko dieną anksčiau, kad nusipirktų medienos, ašutinės ir palmės šakų, suko statymui, palapiniai, kurioje gyvensime visą ateinančią savaitę. Kasdien tikintieji žydai ir pagonys rinkosi mūsų sukoje aptarti pranašiškų raštų ir pastarųjų 2 savaičių įvykių. Likus vos kelioms akimirkoms iki saulėlydžio penktadienį, kuris užbaigė palapinių šventę, aš pakilau į savo kambarį, atsispausdinau Zacharijo knygą iš savo kompiuterio ir vienumoje pradėjau savo šabato studijas. Gulėjau lovoje laikydamas Zacharijo žodžius rankose ir prisiminiau, kaip ši pranašystė buvo užrašyta šventyklos raštininkų vos už kelių šimtų metrų nuo čia, prieš daugiau nei 2000 metų. Užsnūdau ir pabudau kitą rytą su lapais ant krūtinės ir rašikliu vis dar rankoje. Tęsiau skaityti Zacharijo žodžius. Pažvelgiau aukštyn ir pamačiau skraidantį ritinį. Angelas paklausė, ką tu matai? Atsakiau, matau skraidantį ritinį. Jo ilgis apie 20 uolekčių, o apimtis apie 10 uolekčių. Dabar žinodamas, kad dieviškoji biblijinė uolektis yra 20,62 imperiniai coliai, apskaičiavau, kad šis skraidantis ritinys yra maždaug 35 pėdų ilgio ir maždaug 5,5 pėdų skersmens. Angelas pasakė, tai yra prakeikimas, kuris krenta virš visos žemės veido. Kiekvienas, kuris vagia, bus nuo jo pašalintas, nužudytas. Ir kiekvienas, kuris prisiekia melagingai, taip pat bus nuo jo pašalintas. Ir aš, Jehova Tsavaot, tai įvykdysiu. Tai sunaikins buveinę tų, kurie vagia mano žodžius vienas iš kito. Jie kartoja vienas kito žodžius, nurodo vieni kitus kaip savo autoriteto šaltinį, gėrė vieni kitus ir tada apsimeta, kad jų žinia atėjo iš viešpatės. Tai sunaikins buveinę tų, kurie melagingai prisiekia mano vardu. Jie sako, viešpats tai pasakė, viešpats anaip liepė ir viešpats man pasakė tau perduoti, kad tu turi daryti tą ir aną. Tie, kurie teigia kalbantis viešpačio vardu, bet tai daro apgaulingai, šis skraidantis indas pražudys ir juos. Jis sudegins tiek medį, tiek akmenį ir paliks mirtiną pėdsaką.
Tuomet angelas pasakė, pažvelk į viršų ir aš tau pasakysiu, kas tai yra. Gerai, kas tai? Šis skraidantis indas yra tai, kaip jis atrodo visoje žemėje. Tada pamačiau švino dangtį ir moterį, sėdinčią viduryje indo. Tada aš pamačiau tai, ką Zacharijas matė savo regėjime. Aš iš karto atsisėdau ant lovos krašto ir sušukau, tai ne moteris, tai ugnis, tai ne moteris, tai ugnis. To, ką pamačiau ir ką šaukiau, negalėjau paneigti. Greitai numečiau užrašus, kuriuos dariau ir nuėjau į suką, kur Chaimas Goldmanas, Joshua Kohenas ir Davidas Rothsteinas kartu studijavo šventuosius raštus. Visi trys žydų tikintieji Ješuo, visi trys nuo jaunystės užaugę su hebrajų raštais. Noriu, kad paklausytumėte šios rašto vietos ir pasakytumėte, ką matote. Kai priartėsiu prie žodžio moteris, aš pasakysiu žodį ugnis. Deividas teisininkas iš karto paprieštaravo, tu negali tiesiog pakeisti žodžio, ką sako hebrajų kalba. Jis atsivertė savo hebrajų Bibliją ir aš jį sustabdžiau. Aš nežinau, kas parašyta hebrajų kalba, aš skaitau karaliaus Jokūbo vertimą į anglų kalbą. Tiesiog paklausyk. Jų prieštaravimai galiausiai liovėsi ir aš perskaičiau ištrauką. Jie buvo priblokšti, jie tai pamatė. Tęsiau atsargiai. Gerai, mes tai matome, bet kaip parašyta hebrajų kalba. Deividas pervertė Biblijos puslapius, peržvelgė iki 5 eilutės. Eiša, tai ugnis, tiesiogiai tai ugnies auka. Deividas priminė mums, kad jis šiuo metu buvo įstojęs į ortodoksinę ješivą Jeruzalėje, Eiša Tora, Toros ugnis. Ta akimirką žinojau, kad tai buvo apreiškimas iš dangaus. Niekaip nebūčiau galėjęs padaryti tokios išvados perskaitęs tik anglišką Biblijos vertimą. Iš tiesų, kiekvienas vertimas, kiekviena kalba pasaulyje verčia tai kaip nedorybės moteris skraidančiame krepšyje, kadangi prie teksto buvo pridėta balsė, dėl kurios visi pradėjo tarti šį žodį Iša, moteris, užuot Eiša, ugnis. Mačiau švino dangtį, tiesioginė prasme pagrindinė švino mašina ir ugnis, ne moteris, o ugnis buvo įdėta į skrendančio indo vidų. Indas, kuris buvo 35 pėdų ilgio ir 5,5 pėdų skersmens. 6 eilutėje angelas pasakė, kad šie skrendantys indai atrodo panašiai visoje žemėje, nors jų tūrio vertės labai skiriasi. 8 eilutė, angelas pasakė, tai nedorybės ugnis, tai yra nedorybės ugnies auka ir jis įstumė ugnį į skrendančio indo vidurį ir uždėjo švino dangtį ant indo angos. Tai, mano draugai, yra tiksli termobranduolinės galvutės sudėtis ir konstrukcija ir tikslus raketos Scud matmenys. Šie niokojantis įrenginiai bus naudojami prieš Izraelio žemę. Bet kas juos panaudos? Kada? Originaliame Zacharijo ritinyje balsių nebuvo, o tuo metu, kai jos buvo pridėtos, niekas negalėjo įsivaizduoti, kad skraidantis cilindrinis 35 pėdų ilgio 5,5 pėdų skersmens konteineris su nedorybės ugnimi uždaryta švine žudys žmonės, griaus ištisus pastatus, įskaitant medieną ir akmenį, ir paliks griuvėsius. 1903 m. gruodžio 17 d. broliai Wrightai paleido į dangų medinį ir audeklų dengtą aparatą Kitty Hawk, Šiaurės Karolinoje. Tuo metu niekas negalėjo pagalvoti, kad jau po 66 metų, 1969 metais, Liepos 20 dieną, Neilas Armstrongas žengs pirmuosius žingsnius Mėnulyje. Galbūt 6 amžiuje priskirti nedorybės moterį skriejančiame krepšyje su švino dangčiu atrodė prasmingiau nei šiandien. Tačiau šiandien branduolinės kovinės galvutės ir Scud raketos yra kasdienio gyvenimo dalis Izraelyje. Šiuo metu Izraelį yra nutaikyta daugiau nei 60 000 raketų. Skirtingai nei raštininkai, kurie perrašinėjo Zacharijo pranašišką regėjimą, aš turiu asmeninės patirties su branduolinėmis kovinėmis galvutėmis.
1973 metais mano darbas Jungtinių valstijų jūrų pėstininkų korpuse buvo saugoti branduolinius ginklus Cecil Field karinio jūrų laivyno oro pajėgų bazės komplekse Floridoje ir lydėti branduolinių kovinių galvučių vilkstinės į oro uostą. Mes stovėjome sargyboje pasiruošę kovai su pilna karine amunicija, kai tuo tarpu branduoliniai ginklai buvo tvirtinami prie naikintuvų ginklų pakabų ir gabenami į lėktuvnešius Atlanto vandenyne. Ši bazė jau senai uždaryta, o mano tarnyba deklasifikuota. Dabar galiu laisvai kalbėti apie tai, ką dariau ir plačiau aiškinti tai, ką Zacharijas matė savo regėjime. Tada pakėliau akis ir štai pasirodė dvi liepsnos. Vėjas buvo po jų sparnais, o jų sparnai buvo tarsi gandrų. Ir jos, tos dvi liepsnos, pakėlė konteinerį nuo žemės į dangų. Daugiau nei 10 metį gyvenau Didžiojo Rifto slėnio vakarinėse aukštumose, iš kur atsiveria vaizdas į Galilėjos jūrą, žemiausią gėlavandenį ežerą planetoje. Šis 3000 mylių ilgio plyšys žemės plutoje yra didingųjų baltųjų gandrų migracijos kelias. Metai iš metų su Zacharijum stebėjome, kaip šie milžiniški paukščiai migruoja. Švelniai plasnodamas sparnais gandrais pakyla į orą, pagauna šiltas oro sroves ir įskleidęs sparnus kyla ratais aukštyn, kol pradingsta iš akių. Skriejantis cilindras su sparnais kaip gandras, kurį nuo žemės pakelia dvi ugnis, tai vaizdas, kurį regėjau begalę kartų. Ta akimirka, kai reaktyvinis lėktuvas pakyla nuo tako, nešdamas tą nedorybės ugnį švininėme apvalkale, jūrų pėstininko darbas būna atliktas. Tada paklausiau angelo, kur jie neša šį indą su nedorybės ugnimi, uždaryta švine. Jis atsakė, į vietą, kuri tam pastatyta Šinaro žemėje. Ten jis bus įtvirtintas ir pastatytas ant savo pamato. Šinaro žemėje dabar gyvena tie, kurie prisiekė sunaikinti Izraelio tautą. Pranašams Zacharijui, Joeliui, Izajui ir Ezechieliui buvo pasakyta beveik prieš 2500 metų, kad tik visagalio įsikišimas galės išgelbėti Izraelį nuo visiško sunaikinimo paskutinėmis dienomis. Ta popietę palikau Suką ir savo draugus niūriai nusiteikęs. Grįžau į savo kambarį, atsiklaupiau ir meldžiausi. Koks yra ženklas, kad šie dalykai netrukus išsipildys? Aiškus tylus balsas sušnibždėjo. Skaityk toliau. Kadangi originaliuose tekstuose nei hebrajų, nei graikų kalba nėra skyrių, eilučių ar skyrybos ženklų, geriausias patarimas yra nepaisyti pridėtos struktūros ir tiesiog skaityti toliau. 6 skyrius prasideda jungtuku ir. Ir aš atsisukau, pakėliau akis ir pažvelgiau. Ir štai 4 kovos vežimai išriedėjo iš tarp 2 kalnų, o tie kalnai buvo vario kalnai. Vežimai yra karo mašinos. Jie nėra komercinės ar asmeninės transporto priemonės. Tai senoviniai tankai. Hebrajiškas žodis tankui ir vežimui yra merkava. Šie kovos vežimai, šios karo mašinos iškyla iš tarp 2 kalnų. Tačiau tai nėra natūralūs geologiniai dariniai. Tai žalvario kalnai. O žalvaris yra žmogaus sukurtas leidinys. Šie karo vežimai iškyla iš tarp 2 žmogaus sukurtų žalvario kalnų. Tai buvo atsakymas į Islandijoje iškeltą klausimą. Tai pranašiška sąsaja tarp 2 žalvarinių stulpų Saliamono šventykloje ir 2 žalvario kalnų Niujorke. Pasaulio prekybos centrų sugriuvimas yra ilga daktis, kuri įžiebs Zacharijo numatytą termobranduolinį karą. Karalius Saliamonas pasamdė Hiramą iš Tyro nulieti 2 milžiniškus žalvarinius stulpus, kurių aukštis 31 pėda, o skersmuo 6,5 pėdos. Ant kiekvieno stulpo buvo tvirtas žalvarinis kapitelis.
kurio aukštis buvo 5 uolektis, 8,5 pėdos ir skersmuo taip pat 6,5 pėdos. Šie įspūdingi žalvariniai megalitai stovėjo priešais Saliamono šventyklą, neturėdami jokios aiškios paskirties išskyrus dekoratyvinę. Praėjus 500 metų po šventyklos pastatymo, Babilono kariuomenės vadas Nebukadnecaras užkariavo Jeruzalės miestą ir išsivedė visus, kas buvo likę iš Judėjos gyventojų, bei viską, kas dar buvo rasta iš šventyklos turtų. Tačiau po apgulties kapitelių aukštis buvo užfiksuotas kaip 3 uolektis, o ne 5. Kas nutiko 4,25 colio tvirto žalvario, kuris buvo uždėtas ant tuščiavidurių 31 pėdos aukščio stulpų. Tai yra didžioji Saliamono šventyklos paslaptis. Stulpai buvo suprojektuoti valdyti smėlio hidraulinę keltuvo sistemą, skirtą sandoros skryniai paslėpti apgulties atveju. Tie 2 kapiteliai nusileisdavo į tuščiavidurius smėliu užpildytus stulpus, veikdami atvirkštinės virties sistema, leidžiančią visus auksinius indus slapta išgabenti iš šventų švenčiausios. Apreiškimo sapne Jeremijui buvo nurodyta per požeminius tunelius pernešti auksą ir paslėpti sandoros skrynę akmeninėme seife, kurį Saliamonas buvo paruošęs prieš 500 metų. Prieš 2500 metų Zacharijas regėjo viziją apie pasaulio prekybos centrų bokštus. Kadaise tai buvo 2 didžiausi žmogaus sukurti kalnai pasaulyje. Saulės atspindžiai nuo jų tonuotų langų suteikdavo jiems žalvario išvaizdą. Ta diena, kai šie 2 žalvariniai kalnai sugriuvo, 4 merkavim, 4 karo vežimai pasirodė iš tarp rusenančių pasaulio prekybos centrų griuvėsių. Kitą dieną visos šalies laikraščio antraštės skelbė: Amerika kariauja. Prasidėjo 3 pasaulinis karas. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo puolimą prieš senąjį Babiloną. Saliamono šventykloje žalvarinių kapitelių nusileidimas atvėrė požeminį tunelį, kuriame kunigai paslėpė sandoros skrynę ir auksinius šventyklos indus. Niujorke žmogaus sukurtų žalvario kalnų pasaulio prekybos centrų sunaikinimas taip pat pareikalavo $100 milijonų vertės aukso perkelimo iš požeminių seifų per požeminį tunelį į slaptą vietą. 2 žalvarinių kalnų griūtis Niujorke buvo įspėjimas apie finansinį žlugimą ir pradėjo karą, kuris galiausiai suvienys visas tautas prieš Izraelį. Galų gale šis karas pareikalaus visagalio įsikišimo ir pasibaigs sandoros skrynios atskleidimu, ilgai lauktų sandoros patvirtinimu per Jom Kipur ir viso Izraelio grįžimu iš 2000 metų trukusios tremties. Viešpaties šventės yra pranašiški gerų dalykų, kurie ateis šešėliniai vaizdai. Šventės yra mechanizmas, kuriuo visagalis nuo pat pradžių mums apreiškia laikų pabaigą. Šios šventės yra jo nustatyti laikai. Jam priimtina diena prasidės rudens švenčių tarpinis išsipildymas. Didysis karas pasieks savo kulminaciją Tišrio 1, trimitų dieną, kai pasirodys 7 metų jaunatis. Visagalis sutriuškins Izraelio priešus Tišrio 10, atpirkimo dieną. Ir tai yra vienintelė priimtina diena sandoros skrynios atskleidimui. Šventyklos kalnas bus išvalytas nuo nuolaužų, o Tišrio 15 prasidės palapinių šventė. Tišrio 22, paskutinę didžiąją dieną, Hošana Raba, vėlyvojo lietaus šventosios dvasios išliejimas, apie kurį kalbėjo pranašai Ozėjas, Joelis ir Jokūbas, bus išlietas ant tų, kurie susirink šventyklos kalne, paklusdami įsakymui ir atsiliepdami į Ješuo pranašiškus nurodymus. Tikiuosi jūs ten pamatyti, kai pirmieji dūmai išsisklaidys.
1,200 feet, switching tower, push 12. The maximum cross is now going to 1.